Labas vakaras. Pirmasis reportažas apie stovyklos programą. Šiandien jau turime 5 dieną. Kaip vertinat programos išsipildymą visą? Kaip manote, ar taip ta programa patiko mūsų stovyklautojams? Aš manau, kad patiko, nors buvo labai daug skundų, kad labai intensyvi, kad žmonės nebesuspėja nieko padaryti. Manau, kad ir tinginukas užėjęs stovykloje. O tu pati esi labiau programerė dabar šioje stovykloje, ar mama? Toks sudėtinga klausimą labai uždavė, žinok. Aš sakyčiau, kad programos mama. Papasakok iš plačiau apie programos mamos sąvoką. Programos mama? Tai turi 6 tokius viščiukus plus dar vieną tokį mažiuką. Ir tu tiesiog visus po savo sparniukų glaudi, nuduodi struškės truputėlį, kad dirbtų. Ir viskas vyksta, pasidairom po aikštę ir matom, kad procesai veikia. Tai tokia ta programos mama. Biški paglostai, bet biški ir po strušinį. Šiame reportaže pamatysite, kaip veikia medicinos punktas. Su kokiom dažniausiam ligom susiduriat vaikai stovyklos? Šiuo metu nuo 3 stovyklos dienos pagrindinė liga yra mamitis pasilgitis arba kitaip mamų pasilgimo liga. Labai sunkiai gydoma, reikalaujanti skambučių į namus, bet susitvarkom. O antroje vietoje? Antroje vietoje turbūt pasklidęs gandas apie vėmimus ir viduriavimus, paneigiu. Nes tas pats išplaukia iš pasilgito, nemažai erkių ir aišku visos žaizdelės. O kiek erkių jau ištraukite? Tai dabar ant gyvūnėlių sienos yra maždaug apie 30 erkių įamžintų, bet sklinda gandai, kad nemažai jų sklindikai ištraukia patys arba ištraukia vaikams, ir aišku neatneša gaila ant tos mūsų sienos. Tai statistika tokia neinformatyvi, galėčiau pasakyti. Tai kiek turime simuliantų? Procentaliai. 80-20. Ir kokie vaistai jiem taikomi? Stebuklingi vaistukai. Hei, stovyklos žiūrovai, ar žinote, kaip veikia stovyklos ūkis? Kiek stovyklautojai sunaudoja vandens dušuose ir praustuvėse? Jau 8 bačką parvežiau šiandien. Tai Ignas parvežiau 8 bačką, o ant kalno jau kokias 4 parvežiau. Taip ir visi maudosi, visi prausisi, dantus vala. Tai grubiai gaunasi po 1-3 tonų bačką į dieną? Taip, Prausimus. 3 tonų, plus minus, 3 tonas išeina į dieną. O kiek stovyklautojai sunaudoja tualetinio popieriaus ir ar jį taupo? Aš neskaičiuoju, man neužtenka. Tai tiek aš pirštų neturiu, kur daug sunaudoju. Bet jau eina į pabaigą, reiks užpirkimą daryti. Tai jo netaupo jau stovyklautojai? Ne, šluosto kiek tai gali. Kad būtų švarus? Taip. Kai į dušus nereikėtų eiti? Taip. O dabar pamatysite reportažą apie apsaugą. Taigi, kokiamis nuotaikomis gyvena mūsų stovyklos apsaugos viršininkas ir dienos tarnybą vykdantis stovyklautojai? Gerai, šiandien tokia poilsio diena, bent jau man. Budintis budi, kiti veiklose, o aš irgi poilsiauju. Taigi, ar turėjome kažkokių įvykių, tokių jau rimtesnių, apie kuriuos stovykla nežino? Ne, tokių įvykių neturėjom, arba aš irgi nežinau. Ar mūsų budintis išmoko naudotis racijomis? Jo, bet vis dar nesupranta, kai racija išsikrauna ir sėdi be ryšio kartais. Kas kiek laiko stovyklautojai eina tarnybos? Kas 2 valandas keičiasi. O naktimis? Taip pat kas 2. O ar jau turime kažkokių romanų, kur jau brolis dėl sesers susikeičia su kažkuo? Kol kas nepastebėjau. Šiame reportaže matysite, kaip stovyklos virtuvė dirba. Taigi, Ernestai, kiek laiko praleidžiate gamindami maistą? Jūs ir jūsų visa komanda? Visą dieną. 2-4 valandas. Netgi per naktį mes jau galvojam, ką darysim. Realiai atsistojam ant podų nuo 7 ryto, papusryčiaujam su visais, papietaujam, pavakarieniaujam ir tada jau 1 valandą daromės kitai dienai maistą.
Kiek maisto produktų išeina, pavyzdžiui, pietams? Pietums. Tai vat, makaronų, pavyzdžiui, bus lazanijos šiandien. Tai vien faršo išėjo 20 kg. Kokių dar produktų kiek išėjo? Pomidorų pasta, po to pjaustyti pomidorai, ten apie 30-40 skardinių. Daržovės, salierai irgi ten dideliais kiekiais, bulvės dar su jais ten jau ir vakarieniai, ten jau apie 30 kg nuskusta, pasiruošta. Makaronų irgi apie 15 kg gaunasi. Čia galvojam iš pradžių, kad daug, bet virš 200 žmonių. Tai... O kaip su savanoriais, ar sunku jų prisišaukti? Ne, patys plūsta. Patys savanoriai plūsta, patys savanoriai eina, labai džiaugiamės, pastoviai indai išplauti, visada vaunami, ateina pjausto, skuta, tarkavoja, maišo ir visa kita. Pastoviai esam su žmonėm, problemų su žmonių kiekiu nebūna. O kaip vertinate savo pastovius darbuotojus? Aš juos myliu, patys geriausi. Geresnių, manau, nerasčiau. Čia, jei ne jie, tai taip tikrai nebūtume gavę 5 Michelin žvaigždučių. Žinias apie žinias. Galim pradėti mūsų klausimyną. Taigi, pirmieji klausimai eis Karoliui. Prašau, arba pasidalinsim šito mikrofono. Pirmasis klausimas tau. Ar ne per daug kadrų padarei? Aš manau ne, bet Joškė pasakytų nebefilmuok. Aš nežinau, manau, kad ne per daug, manau, kiek reikia. Ačiū tau. Dabar einame prie Evaldo. Gerai. Ir kokie buvo ta didžiausias sunkumai filmavimo metu? Turbūt didžiausi sunkumai, tokie keli buvo. Tai kaip ir Karolis minėjo, jo prifilmuotos medžiagos kiekis, o kitas sunkumas tai buvo komandos daiktai palikti ant montavimo stalo, visokios lėkštės, buteliai ir šiaip visokie praeiviai, kurie ateina, klausinėja įdomių klausimų, tuo tarpu, kai man reikia montuoti medžiagą. Tai čia turbūt vienas didžiausių sunkumų. Ačiū už atsakymus. Dabar eisime prie Augustės, mūsų nuostabiosios fotografės. Pirmasis klausimas, kuris bendradarbis labiausiai patinka, o kuris mažiausiai? Mažiausiai patinka, aišku, Karolis, dėl to, kad konkurencija kelia man. O labiausiai sunku išsirinkti. Turbūt irgi Karolis, nes kaip ir labai daug gerų dalykų nuveikė. Prieikite, prašyčiau, paklauskit, pritūpkit čia centriuke turbūt. Kaip geriau kadras? Kiek nuotraukų padarai per dieną? Per dieną padarau nuo 1 iki 300 nuotraukų, iš kurių tinkamų yra nuo 1 iki 10, ko gero. Ir tik noriu pasakyti mūsų mėgėjams žiūrovom, kad užfiksuoju ne tik gražiausius dienos momentus, bet ir įvairius kitus dalykus, kurių turbūt kartais norėčiau aš nematyti. Karolis turbūt žino, apie ką aš kalbu irgi. Jis mato daug daugiau, negu iš tikrųjų žmonės įsivaizduoja, kad mes matome. Tai nekrapštykit nosies vidury aikštės ir nekrapštykit užpakalių vidury aikštės. Ačiū. Tautvydai, klausimėlis dar tau iš auditorijos. Palauk, Karoli, palauk, prisėsk. Taip, pabūk ramiai. Tautvydai, ar tau patinka šita komanda ir koks yra esminis dalykas, kurį joje pakeistum? Komanda tai žiauriai patink. Pagrindinis dalykas, ką pakeičiau, tokie žmonės, kurie praeina pro kadrą.
Nes jie, kiek medžiagos iš tikrųjų sugadina, tai net neįsivaizduojat. Taip, o dar vienas dalykas, tai turbūt didesnė komanda. Tikrai reikia didesnės komandos, tai šitai sunku. Gerai, viskas. Ačiū. Iki.